Pradedam naują skyrių Lietuvos valstybė ir šiandien mūsų pamokos tema yra Lietuvos geografinė padėtis. Tai norėčiau iš pradžio jūs supažindinti su gyventojais, tai patys seniausi Lietuvos gyventojai, pirmieji žmonės, kurie apsigyveno būtent mūsų teritorijoje, kada pradėjo trauktis paskutinis apledėjimas. Paskutinis apledėjimas maždaug prieš 10-15 tūkstančių metų jau buvo, kada ledynas nutirpo, ar ne, ir tada, kai tik jau jis nutirpo, tada į šitą teritoriją atvyko žmonės. Pirmieji žmonės, aišku, užsiėmė tokiais pagrindiniais verslais, tai sakyčiau, medžioklė, rinkimu įvairiausių žolelių, o kada jau pradėjo dirbti žemę, tada gyventojai pradėjo gyventi sėsliau ir jie atsirado kaip nuolatiniai gyventojai. Tos tautos, kurios apsigyveno aplink Baltijos jūrą, pavadintos baltais, ir liudijimai, kad jos kažkadaise gyveno ar ne, tai yra įvairiausios prietaisai, įvairiausi indai, įvairiausios strėlės, ietys ir panašiai randami mūsų teritorijoje. Tai būtent baltų gentys, tai kaip ir skaitosi indoeuropiečių kalbų šeimai priklauso, tai tuo pačiu visa lietuvių kalba ir latvių kalba, kuri priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Ir 3 tūkstantmetis metų prieš Kristų mes matom indoeuropiečiai, kurie gyveno, atsikėlė gyventi į šitas teritorijas. Jeigu kalbėtume apie Lietuvą, jau konkrečiai apie Lietuvos geografinę padėtį, tai jums ką reikėtų pasakyti, tai pirmiausia, kur yra Lietuva. Žinoma, kad Lietuva tai yra pirmiausia šiaurės pusrutulyje, ar ne, Europos žemyne, tai galim pasakyti, kad tai yra vidurio Europos valstybė, taip pat šalis kartu su Estija ir Latvija vadinama Baltijos šalimis, nes turi priėjimą prie jūros, Baltijos jūros. Mūsų valstybės plotas yra šiek tiek daugiau negu 65 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, o gyvena maždaug 2,7 milijono gyventojų. Mūsų teritorija, kaip matot, iš pietų į šiaurę yra nutįsusi maždaug 276 km, o iš vakarų į rytus 373 km. Tai kiek yra daugiau negu iš šiaurės į pietus. Taip pat mūsų geografinis centras, tai yra Kėdainių būtent mieste, rajone, o Europos geografinis centras, kaip matot, yra šiek tiek į šiaurę nuo Vilniaus. Tai mūsų Lietuva ribojasi su keliomis valstybėmis, tai šiaurėje ribojasi su Latvija, matot, 588 km ilgio sieną turi, su Gudija arba kitaip Baltarusija, siena pati ilgiausia yra 679 km, su Lenkija turime 103 beveik 4 km sieną ir su Rusija turime 255 km ilgio sieną. Ir taip pat valstybė ribojasi su Baltijos jūra, pajūrio zoną turime maždaug apie 91 km. Tai bendras sienų ilgis, matot, kadangi vingiuota įvairiausia Lietuvos teritorijos siena, tai jos ilgis yra maždaug apie 1735 km. Kaip ir sakiau, Lietuvos geografinis centras tai yra Kėdainių rajonas, tai yra Ruoščių kaimas, štai toksai yra paminklas pastatytas pats Lietuvos centras, o Europos geografinis centras visai neseniai, 2004 metais buvo nustatytas prancūzo mokslininko ir jisai yra, kaip ir sakiau, į šiaurę nuo Vilniaus, tai yra toksai netoli Pašilių kaimas. Štai gal kažkas ir esat buvę Europos geografinio centro aikštė ir paminklas. Ką reikėtų dar pasakyti, kalbant apie Lietuvos geografinę padėtį. Tai mes matome Lietuvos gamtinį žemėlapį ir prisiminkim, ar ne, kad Lietuva, jeigu žiūrim į žalią spalvą ar nevyrauja, tai čia yra lygumų kraštas. Tai žinoma, kad didelė būtent teritorija, būtent Lietuvoje ir užima žemumos ir lygumus. Visa Lietuva yra priskiriama rytų Europos lygumai,
Na, taip pat yra ir šiokių tokių aukštumų. Mes turime Žemaičių aukštumą, turime Baltijos kalvynas, šitoj teritorijai Lietuvos paviršius yra aukščiausiai iškilęs. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Lietuva priskiriama vidutiniai klimato juostai, tai reiškia, kad pas mus yra išskiriami 4 metų laikai, ar ne, tai yra ruduo, žiema, pavasaris ir vasara. Kadangi Lietuva turi prieėjimą prie jūros, vadinasi, pas mus klimatas yra iš jūrinio pereinantis į žemyninį klimatą, tai reiškia, kad žiemos yra švelnesnės, o vasaros yra vėsesnės. Na ir yra Lietuva priskiriama mišriųjų miškų, būtent geografiniai zonai. Tiek plačialapiai, tiek spygliuočiai pas mus yra paplitę. Na, kokios temperatūros Lietuvoje yra fiksuojamos, tai kaip tik gali pamatyti lentelėje. Tai yra vidutiniais daugiamečiais temperatūros, yra šilčiausios, sakykime, ir vėsiausios, kada buvo užfiksuota tam tikrą mėnesį, nuo sausio iki gruodžio, ir net yra išskirta lentelė temperatūrų rekordai. Pasižiūrėkit, kada yra fiksuota, aišku, ne šiais metais, čia būtent per tiriamąjį laikotarpį, tai pati karščiausia temperatūra, matot, Liepos mėnesį buvo užfiksuota 37,5 laipsniai, o pati žemiausia, mes matom, vasario mėnesį buvo minus 42,9. Tai labai, kaip matot, dideli tokie kontrastai, ar ne? Na, pas mus vasaros pakankamai yra trumpos ir vėsios, o pavasarį ir rudenį tikrai būna ir tų šalnų, ir tikrai nepalankios labai tos sąlygos augalininkystėje plėtoti. Daugiau auginami gyvuliukai, tačiau žinoma, kad dėl klimato kaitos jau pastebėjot, kad jau to žiemų nebūna tokių labai šaltų, klimatas šiek tiek keičiasi ir truputėlį šiltėja. Na, jeigu grįžtume atgal prie tų aukščiausių kalvų, tai norėčiau, kad jūs žinotumėt, kad pati aukščiausia kalva, pats aukščiausias Lietuvos taškas, tai yra Aukštojo kalva, kaip matot, beveik 294 metrai virš jūros lygio. Na ir Lietuvoje teka tikrai daug upių, Lietuvoje yra įvairiausių upių, upelių, ar ne, pati didžiausia tai yra, aišku, Nemunas, Neris, Venta, Šešupė, Moša. Na, o įdomumo dėliai norėčiau, kad žinotumėt, kad pati ilgiausia upė, kuri teka Lietuvos teritorijoje, tik tais Lietuvos teritorijoje, yra vadinama Šventoji, tai yra 246 kilometrai. Na, Lietuva, tikrai atsimenat iš istorijos pamokų, buvo daug metų okupuota įvairiausių šalių. Na ir Lietuvos nepriklausomybė paskelbus yra tik tais 91 metais, vasario 11 dieną, būtent Islandija, kuri pati pirmoji pripažino nepriklausomybę. Na, o atkūrimo akimirką, kaip tik matote, iš 90 metų kovo 11 dienos. Na, kaip atrodo tautinė vėliava ir herbas, aš jau tikiuosi, kad jūs žinote, tai nieko naujo kaip ir neparodysiu. Na, jeigu kalbėtume apie geopolitinę situaciją, kas ta geopolitika yra, tai yra bendradarbiavimas su kitomis pasaulio valstybėmis, sakykime, kokiam organizacijoms Lietuva priklauso, tai mes esam užmesgę su 154 valstybėm tokius diplomatinius ryšius ir palaikome draugiškai. Na, jūs žinote, kad iš Lietuvos tikrai nemažai dalis žmonių išvyksta, emigruoja, kitaip tariant. Tai pasaulyje yra sukurta tokia pasaulio lietuvių bendruomenė, tai netgi 41 šalyje tokių bendruomenių mes turime, kurios tarpusavy bendrauja, kurios stengiasi palaikyti tautiškumą, lietuvišką šventę švęsti ir tai būti aktyvus su Lietuva, turėti ryšius. Na, kalbant apie tarptautinės organizacijas, kurioms priklauso Lietuva, tai žinoma, žinomiausias jūs jau turėtumėte žinoti, yra Europos Sąjunga ir NATO karinis blokas. Na, o kokia Lietuvos valdymo forma yra, tai pas mus yra parlamentinė respublika, tai mes turime partijas, kurios būtent yra valdžioje ir turime prezidentą. Tai apie valdymo formas dar pakalbėsim kitą pamoką. Na, o kokie yra pagrindiniai svarbiausi valstybės elementai, be kurių nei viena valstybė neegzistuotų, tai pirmiausia, valstybė turi turėti savo teritoriją,
turi turėti valstybė sienas, turi turėti gyventojų, kad valstybė būtų valdžia ir turėtų sostinę. Na ir labai labai svarbu yra tarptautinis pripažinimas, kad šalį pripažintų kitos pasaulio valstybės, jog ji yra. Tai mūsų valstybės dar kartą teritorija, jos plotas, pagrindiniai miestai surašyti, pagrindiniai keliai mes matome yra svarbiausi, kurie padeda mums nukeliauti iš vieno Lietuvos galo į kitą. Na, valstybės siena dažniausiai vedama yra įvairiausiais gamtiniais objektais, tai yra vedama dažniausiai upėmis, ežerais ir panašiai. Ir valstybės siena yra tokia sutartinė riba, kuri riboja valstybės teritoriją. Na, dažniausiai nustatoma labai sudėtingose tarpvalstybinėse darybose ir konferencijose įvairiausiose, o kaip žymima, tai yra tokiais, matot, riboženkliais, kur žymima nėra kažkokios čia sienos, ar ne, sakykime, kaip Meksikoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose mes turim pakankamai draugiškus ryšius su kaimyninėmis šalimis, tai yra tokie tik tai ženkliukai, tačiau aišku, kad saugo valstybės sieną, kontroliuoja, tai būtent sienos apsaugos tarnyba, pasieniečiai kitaip tariant, ar ne, ir jokie nelegalūs piliečiai pas mus ar kontrabandininkai tikrai neturi galimybių pakliūti, na kartais, ar ne. Na, kokia valdymo sistema yra pas mus, mes dar kalbėsime kitą pamoką, tai šiek tiek pasižiūrėti tik tai galit paveikslę, kad mes turime ir Seimą, ir prezidentą, ir vyriausybę, ir teismus, tai ir mes esam, kadangi demokratiška šalis, tai mūsų žmonės turi būtent galimybę rinkti visą valstybės valdžią. Na ir yra konstitucija, kuri riboja tam tikrą valstybės valdžios veiklą. Tai įstatymų leidžiamoji valdžia, tai yra Seimas, vykdomoji valdžia, tai yra ministras pirmininkas, ministrai ir prezidentas, na ir gyventojai, Lietuvos gyventojai, kaip ir sakiau, 2,7 milijono ir iš tikrųjų didžiąją dalį tai sudaro, aišku, lietuviai, mes matom 84%, tačiau didelę dalį gyvena ir kitos tautinės mažumos, tai yra ir Lenkų 6,6%, Rusų 5,4%, na ir kitų tautybių yra mažesnė dalis, tai baltarusių, ukrainiečių, žydų ir kitų tautybių. Na, sostinė pas mus yra Vilnius, tikriausiai jau žinote, visi esat buvę. Na ir savarankiško darbo aš jums šį kartą neduosiu, kad nuotolinis mokymas tikrai netaptų tokia labai sunkia dalia. Tai visiems ačiū labai už dėmesį ir susimatysime online per kitą pamoką.